Tu turėsi sustabdyti counterį, kai pasakiau atsakymą, turėsi sustabdyti counterį. Eik tu kaip sunku, kaip greitai reikia. Man gėda atsakinėt. O jeigu mama žiūrės? Nu ir ką? Nu ir nieko. Ir nieko. Ir negėda. Gauni minusą. Pas mane stresas biški. Tai yra tavo atsakymas? O. Gėda nežinot. Labas interneto keliautojų, su tavim sveikinasi ne intelektualiausia intelektuali laida Gėda nežinot. Čia mes kovojame ne už pergalę, o už nepralaimėjimą. Ir kaip visada turime ypatingus žaidėjus svečius, su kuriais ir kviečiu susipažinti. Sveiki, aš esu Silvija ir man negėda kažko nežinoti, bet labai patinka viską žinoti. Sveiki, aš esu Deimantė ir man dažnai būna gėda, kai nusišneku. Aš Artūras ir man niekada nebuvo gėda nešiot pėdkelnes per kūno kultūrą. Sveiki, aš Andrius Talžūnas ir man visada yra gėda, bet ne už mane, o už Artūrą. Super, super. Aš galvojau, kad pas mus bus va tokia porų kova, o pasirodo čia va tokia pora yra. Ir mes, taip sakant, kaip psichoterapijoje, ne porų terapijai. Visiems gėda yra nusišnekėta, ne? Aš jau susitaikiau su to, kad nusišneku, bet tai man tas pats. Gal tai bus virš 30 man? Gal jo. Supratau. Su amžiumi ateina. Matai, pas mane, kai Artūras yra šalia, man yra sunkiau nusišnekėti. Nu labai, čia raustų betą ar čia? Prasideda. Ne, nu pamatysime laidos eigoje, kam už ką bus gėda. Žaidimas pats parodys, man reikia tik iš jūsų drąsos atsakinėti, geros nuotaikos ir aišku, kiekvienas kovoja pats už save. Pamirškime savo antrasis pusės, trečiasis pusės. Who are you? Ar jūs pasiruošę pradėti Pasiruošę. Labai pasiruošę. Duokit pirmą klausimą. Gėda nežinot. Gerai, pirmasis etapas – buvau arti. Ką tai reiškia? Aš užduosiu jums klausimą, jūs ant šitų popieriaus lapukų turite parašyti savo atsakymo variantą. Tas, kas bus arčiausiai, gaus vieną žetoną. Tas, kas teisingai pasakys atsakymą, gaus 2 žetonus. Kam reikalingi žetonai? Vat kam jie reikalingi? Kas etapo pabaigoje turės mažiausiai žetonų, tas gaus gėdingą užduotį. Kaip minėjau laidos pradžioje, mes čia kovojame ne už pergalę, o už nepralaimėjimą. Už gerą nuotaiką. Medalių neturime, bet turime gėdingų užduočių, todėl išsitraukite, pasiruoškite, nes pirmas klausimas skamba ypatingai. Kai nenori. Aš jaučiuosi kaip mokykloj. Galiorka? Gerai, pirmas klausimas labai paprastas. 14 vietą pasaulyje pagal dydį užima Lietuva. Geografija. Dydį... Pasaulyje. Pasaulyje, taip. Ką žinau? Bam. Kiek yra tų šalių? Gėda nežinot. 3, 2, 1 ir dedame lapukus, žiūrime. Mano toks didesnis. Andrius sako, kad yra Tu biški išsiskiria. 42 vieta. Pas mus čia Aš nežinau. labai arti. Gerai, 55, 19 vieta pasaulyje. Aš galiu paaiškinti, nes tu uždavei klausimą 14 ir aš galvoju, Teisingai. paskutinis skaičius yra 19. Tu tokia prie poezijos. What? Ta prasme. Bet čia reikėjo Pala. parašyti, kad, tipo, pirmoji vieta yra didžiausia. Ir taip. tada mūsų. Taip. Na, klausimas buvo toks. Gerai. Super. Bet, Tai man žinokit, 14 gauna. jeigu jūs Man atrodo, ne šitam bairiui. 113. 113. Panašiai. Gerai, primenu, pavyzdžiui, kad Latvija Nu, yra 122. Tai turbūt nebus Bet Lietuva yra didesnė už Latviją. didesnė. nu. Tai. Bet turbūt Tai reiškia, Gal ant tiek didesnė, kad 19 vieta. Gerai, mylėjai, Lietuvos dydis yra toks. nu. 65 300 kvadratinių kilometrų. Tai reiškia, Ir jeigu mes paimsime visas pasaulio šalis ir sudėsime nuo didžiausios iki mažiausios, tai Lietuva užims
121 vietą. Terim! Deimantė gauna pirmąjį O mes žetoną. juokėmės. O mes Aš juokėmės. niekada nesijokiau iš Nereikia niekada juoktis. 19 nėra teisingas atsakymas, 55 geras skaičius, bet ne. Ir 42. Tai toks, taip sakant, tavo svoris. Važiuojame. Man reikėjo palikti pirmą Panašiai. variantą, bent jau būčiau. O pirmas 8-7. Bet pagalvoju kažkaip per daug gal. Per daug. Gėda kažkaip. Gėda. Ne, nereikia gėdytis. Nereikia čia gėdintis. Atsakymus, bet Gebra, pasirodo viskas nesigėdykit. gerai. Gerai, dėmesio, pasiruoškite. Antrasis klausimas skamba labai paprastai. Visi žinome vieną iš Vilniaus simbolių. Tai yra televizijos bokštas. Tiesa? Tiesa. Mano klausimas skamba taip. Kiek laiptų reikia įveikti, norint užlipti į televizijos bokštą? Ten liftas yra. O čia nėra, kas greičiau, ne? Tiesiog kažkaip. Nėra, 10 sekundžių rašom. O dieve. Nėra kas greičiau, bet Kiek yra laiptų? laiko limit. Laiptų. Kiek laiptų? Laiptų, nežinau kaip kirčiuot, čia ne apie tai laida. Ne VLKK remia šitą laidą. Jeigu liftas sulūžo, reikia tapu. Bele kiek tu? Bele kiek. Bet reikia klausimas yra kiek. Dydžio tie laiptai. Gal va tik tokie du, laiptai ane? ten Du realiai. laiptai. O gal ten 6 laiptai ir į liftą atėjai? Nu, čia daug kas gali būti. 3, 2, 1, verčiam lapukus. O, Ir vėl skiriasi. dabar klausimas. Duokit jai žetoną. Iš karto. Kur tas čia GPT? Ta prasme, dabar vėl toks klausimas. Arba Deimantė prisidarys savo gėdos, arba vėl jinai liks, taip sakant, laimėtoja. Gerai, čia yra 1002. Kodėl 2? Nes galvoju, vis tiek kažkas 1000 parašys, o jeigu bus daugiau, tai būsiu aš arčiau jo. O jeigu mažiau? Tada būsiu toliau. Būsi toliau. Labai logiška. Gerai. Kaip galvoju, daugiau turi būti. Gal, o gal ne. Gal. Gerai, kad nerašiau 300 laiptų. Gerai. 1500. Nepaaiškinsiu, tiesiog šoviau. Žinau, kad 1000 kažkiek. Nežinau, va Gerai. toks man skaičius galvoju. 1000. Vienas K, tai kas? Tai yra 1000, man buvo labai sunku spėlioti ir aš tiesiog nusprendžiau parašyti va tokį gražų skaičių. Gražus. Ir Labai gražu, kad čia maždaug va, tuo metu aš nustojau suprasti matematiką. Ja, Kai raidės prasidėjo, tai va vienas ties čia ir vienas K. Nu ir aišku, labai įdomus skaičius, 7043, čia durų kodas, ne? Ar kas čia, kuom tu inspiravaisi? Nu, aš galvau, kad tas televizijos bokštas yra visai aukštas. Taip. Bet tai per metrą. 3-2 kažkiek. Jo, tai per metrą turėtų būti 3 laiptukai maždaug, nu tai va čia toks vat skaičius. Pasakysiu Tai taip. nereikia lipti patį bokštą. Taip, į bokštą nereikia lipti, nes yra liftas, bet jeigu liftas sulūžtų, jums reikėtų įveikti dėmesio. Bus 3000 kokie. Kodėl aš paklausiau, kam tu tą dvejetą prirašai? O. Tu pasakei, jeigu bus daugiau, aš būsiu arčiau. Jeigu bus 999. Ne, nemanau. Atsakymas yra toks. Pirmas skaičius yra 9, Viso gero. 0, 0. Taigi, norint užlipti į televizijos bokštą, reikia įveikti 900. Taip, tu taip. Silvija buvo arčiau. čia 2 penkių laiptais aukštų arčiau. Bet gražiai nuskrėjo. Gerai, galite O ten pasiekti. gal bus atsakymas į kitą kokį ir sutaupysi Jo, lapelį. jo, gali. Nežinau, ar sutaupysi, bet kitą kartą būk, taip sakant, geriau mažink negu didink. Aukštų. Deimantė, Kur Aš žinot, dar o gal- daugiau rašysiu kitą. kitą kartą dar daugiau. Deimantė pasakė, kad su kiekvienu klausimu jinai rašys didesnį skaičių. Vyrai, mums labai aktuolus klausimas. Koks yra vidutinis vyriško penio ilgis ramybės būsenoje visame pasaulyje? Deimantė, laukiu tavo skaičių. Vidutinė, tipo vidutinė. Taip, ramybės būsenoje. Ramybės bus. Man gėda Kokia pagalva? atsakinėt. Gėda O jeigu atsakyti. mama žiūrės, ne? O jeigu parašysiu per mažai ar per daug? Ne, tu tai čia yra vidutinis, žinai. Andriau, pas tave Va, va, ramybės va. būsenoje va taip. Ne? O ramybės būsena čia ką reiškia? O ne, ramybės būsenai. Kas? Kai eini į spa Ne, klausimas. ir ten karšta, Kai labai jau šilą. ten jau ramybės jau. Ar kai būni žiemą su šortais ramiai? Arba Kas tu yra ramiai ramybės būni? būsena? Ne, ramybės būsena visi mes žinome. Kai Gerai. tu sėdi, žiūri teleką, taip sakant, ir nieko neveiki,
jokių planų vakarui neturi, apie nieką negalvoji. Gerai, mylėjai. Ramybės. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Baigiam ir atverčiam lapukus. Čia 6. 6. Reikia, žinai, va taip tašką dėti. Kas 6? Oboliai. Bulvės. Koks vidutinis dydis? 7 oboliai, 6 oboliai. Gerai, 7,5. Taip. Kažką tu... Nu, man kažkodėl pasirodė, kad vidurkis neatpalaidovusioje pozicijoje yra 15 ir ta galvoju, kad gal 7,5 būtų. Aš manau, kad mažesnis. Ne toks čia ir vidutinis ilgis. sakyčiau. Pagal mane čia labai nedidelis. Kaip ramybės būsiu, Tai ne? kaip, taip. Andriau, čia savo patirtim rėmėsi, ne? Jeigu jau čia ramūnas. Ramūnas. Ar ko aš čia rėmiaus? Gerai, teisingas atsakymas iš šį. 8. Sunku, bet tuo pat metu lengva. 5 arba mažiau. Įprasta. Negali būt penki. Klausimas skamba taip, kad vidutinis vyriško pėnio ilgis ramybės būsinoje visame pasaulyje yra apie Negali būti. 9,16 cm. Wow. Ir tai... Oi, aš 9. Ir žetoną gauna Artūro. Galvojau, iš čia be žetonų išeisiu. Pasirodo, ne. Dabar aš galvoju. Taip. Gerai, kol kas be žetono mes turime Andrių. Aš pamečiau savo. Nieko. Nu ir ką? Nu ir nieko. Ir nieko. Ir negėda. Svarbiausia, kad ne 5 centimetrai. O visą kitą. Visą kitą Realiai. galima. Gerai, neatsipalaiduojame, gerą tempą laikome, einame toliau. Andriu, tau reikia pasitempti, nes tau trūksta bent vieno žetono. Kol kas arčiausiai šitų užduočių esi tu, bet gal tu žinosi teisingą atsakymą į klausimą, kelintais metais buvo išrasta pirmoji filmavimo kamera. Taip. Pirmoji kamera, kuri dar vadinama kinetoskopu. Kinetoskopų reikia iš karto sakyti. Nu va, judantis vaizdas. Ką žinot, Dreba užsiimu. ranka. Nes gėda artėja. Gerai. 5, 4, 3, 2, 1. Rodome savo atsakymus. Ok, taigi Gal arti. Visi yra netoliese. 1, 8, 9, Kol 9. nerašai 200 parakara. 1, 9, 12. Metai. Metai. Taip. Čia. 1, 8, 9, 0 ir 1, 9, 1, 0. Iš tiesų bus sunku suprasti, kas čia iš jūsų arčiau. Tuoj. Silvija, iš vis išbaininčiau už tokį. Gerai, kad yra tik flomasteris, nes būtų dar korektorius, žinai, jau buvo. Palaukit, Kevin. Gerai, mėlyjei, teisingas atsakymas į Yra. klausimą, kelintais metais buvo išrasta pirmoji filmavimo kamera, yra 1000. Aha. Jau čia visi arti. Užbraukiam vieną. 800. Tai Viskas jau. viso gero. Auf Wiedersehen. 91 metais ir Deimantė gauna. Tai Artūras gal. Artūras gauna. Artūras gauna Artūras. Čia jau antras. vieną žetoną ir buvo per Nedaug. metais. Buvai per šoną. Iš šoną. Per šoną. Nu šoną. Realiai žinojau. Žinojau tik, bet... Realiai žinojai. Realiai filmavai su ta kamera per savo gyvenimą. Nekenčiu aš šitą Dėl žaidimą. to, kad Va arčiausiai. tokia, va, turėjau dar. Nu duokit, man dažniausiai sekas žaidimai. Šitas? Ne. Andriau, tau šitas piešinukas nieko nepasako. Nu pasako. Ne, čia reikia tai pažiūrėsim, kas šiandien mūsų laidoj bus. Pituchas. Čia aš žinau tikrai. Pituchas. Ta prasme, dar chorų kalbat. Jūs, ta prasme, tikrai va taip, ne taip atėjot porom. Kitas klausimas. Dėmesio. Kiek Bulova sumokėjo už pirmąją televizijos reklamą, rodytą 1941 metais, Liepos 1 dieną, kuri buvo transliuojama prieš beisbolo rungtynes tarp Brooklyn Dodgers ir Philadelphia Phillies? Kas kas sumokėjo? sumokėjo? Baumila? Kiek Bulova sumokėjo už pirmąją televizijos reklamą? Tai yra toks brandas laikrodžių. Aha. Kiek jie sumokėjo Kiek jie sumokėjo? už pačią pirmą reklamą televizijos? O čia istorijoje? dollariais or shit? Yeah, United States dollars. Dollars, right? Dollars. Nu gerai. Kiek jinai kainavo? Kiek jinai kainavo? Man dabar yra Ar- labai svarbus šitą parašyti. Taip. Gerai, 3, 2, 1, atsukam. $1,000! Kaip tais laikais. O! Čia namą galėjai nupirkti su tokia Tą kaina. patį paėmė? Bet čia Super Bowlas.
Ne, čia ne Super Super Bowl. Bowlas. Bet tai žiūrėk. Čia nėra Super Bowlas. Reklamos gatvėse egzistavo. Nu taip. Jau jie žinojo Bet tais kažkokį. laikais pinigų. Pinigų Tai yra vertė. 1941 Tai gerai, tai metai. kiek ties Ai, tūkstantis? kiek- Europa kovoja su nacizmu. Kokius Trump. Aš galvoju, kad ten buvo tokiais skaičiais. Bet ten jau reklama, ten ėjo, ten jau viskas normaliai buvo. Normaliai buvo ten. Nu, pakalbėsim, kai išsiaiškinsim. Pakalbėsim. Aš tik atsimenu tos visus atgal į ateitį, taip? O taip. Kiek ten Coca-Cola kainuodavo? O dieve. 5 centus. Nu tai va. Kiek Coca-Colos galima tais laikais būtų nupirkti? Oi, čia. O ką tu čia Taip parašai? sakant, man atrodo, visa Coca-Colos įmonė tiek kainavo. Norėjau- Nežinau. chebra. O gal ir ne? Nusiek. Taigi dėmesio, teisingas atsakymas yra 1941 metais, Liepos 1 dieną, rodyta reklamos transliacija kainavo mažiau negu milijoną. Mažiau negu 10 tūkstančių. Reklama kainavo $9. Nu, let's go! Bet Kadangi- čia neaišku, kokie doleriai. Tada infliacija Čia gal- dar nekikino. Neaišku, kurie Teisingai, doleriai. Artūrai, šitonas atitenka tau. Artūras čia geriausias. Matot, Šaunuolis, Artūras. Artūras yra arčiausiai to laikotarpio, tai ir Bet tu atsimena. viską pralaimėsiu. Žiūrėk. Taigi, liko 3 klausimai, Andriau, tau neprisidaryti gėdos. Dabar aš užduodu klausimą visiems, bet su viltim, kad Andrius atsakys teisingai. Dėmesio. Koks procentas žmonių pasaulyje yra kairiarankiai? Čia yra ribotas skaičius. Yra 100%. Ką bandai ten galvoti? Ieškoti informacijos. Yra 100%. Andriu. 102? Palauk, kiek procentų kairė rankio, ne? Taip. Tarp mūsų nei vieno. Kiek čia realiai kairė rankio yra? 0. Vienas. O kiek mūsų žmonių čia yra? Pagal šitą reikia spręsti. Taip. 3, 2, Paišai ranką. 1. Kairę ranką paišau. Taip. O. Nu, pas mus labai. Čia taip sakant, Nu, taip. Euriboras blogiausiais laikais. 9%. Andriau, Ką? kaip manai? Aš gal, kad ir 6 galėčiau apsukti, parašiau 9. Gerai, 9, 5. Galvoju. Ketvirtadalis žmonių yra kairiarankiai. Aš taip parašiau dėl to, kad aš labai daug kairę ranką pažįstu. Tai nežinau, gal tiesiog taip gavosi, kad aš tiek daug pažįstu, bet kažkaip man netrodo, kad tiek mažai tai. Alright. Bet Ir gal- Deimantė 13. Kodėl 13? Mano mėgstamiausias skaičius. Supratau. Nu ir aišku, gal žetoną dabar. Tai vien už tai, prašau. Na, nežinau. Nežinau. Mūsų studijoje yra 10 žmonių. Ir vienas pakėlė ranką, kad yra kairė rankis. Kiek tai būtų procentų? 10. 10%. O statistika sako štai ką, kad pasaulyje yra 10% kairė rankė. Ir Andrius buvo arčiausiai. Žinok, galėsi pasikabinti ant kaklo. Taip. Aš laimėjau. Viskas. Neprisidarėjai gėdos. Baigiam žaisti. Tu kaip Trumpas. Stop count. Stop the count, guys. Eiktų. O dar norėjau 10. Dar norėjau 10 rašyti. Ir būčiau 2 gavęs. Taip. Norėjau 10. Taip, todėl, žinot, Būčiau du gal nesiremkit savo mėgstamiausiais skaičiais. Remkitės Labai arti buvo. šaltų protų. Labai arti buvo. Bet Andrius buvo arčiau. Dėmesio, mėlėjai. Davai. Kiek kartų per parą minutės ir valandos rodiklės sudaro tiesų kampą? Yra Nuskaičiuojam. ribotas laikas. 10, Tiesų 9, Tipo 8, 108 laipsnių tiesus yra. 7, 6, 5, Pala, kokios Keturi. rodiklės? Pakartok. Kad dvi 3, rodiklės būtų va taip, taip. 2. O jeigu tu... Tiesus kampas yra 9 laipsnių. 5, Devym? 4. Ai, 9 tipo? Tiesus kampas, nu, yra 9, nu. Ai, gerai. Žodžiu. 5, 4, 3, 2, 1 rašome skaičių. Rašyk. Pelė, nu Per daug galvoji. Dedam. Ei. Dedam. O. Artūrai. O kodėl palauk? Artūras jau atsipalaidavo. O, man, ne? Nu, pagal mane daug turi. O tu manai, kad strelytės tiesiog vieną nieko nesupratau. vieną kartą pagauna tiesų kampą ir tada tiesiog... Nu, tebūnė. Nežinau.
Gerai, turime atsakymą 4. Kada? Man laikas. Nu va šitaip, tada šitaip, tada šitaip, tada šitaip. Gerai, galime paskaičiuoti. Skaičiuojam. Yeah. Ilgai skaičiuosim, nes 44 kartus! Ką? Sakiau, kad daug Nu, turėtų nes būt. gali būti ir tai. Ja. Taip, mėly. Aš dabar, tipo, aš žinau. Kažkaip, ko nuliūdom visi? Kažkaip. Neaiškiai Tyla. sąlyga čia. Aš rašysiu raportą. Arturas gauna eilinį Va. žetoną. Rašysiu raportą. Turime Andrių, Deimantę ir Silviją, kurie turi Jūs žvengėt. po 3 žetonus. Manęs irgi žvengia. Aš tik primenu, kad jeigu po mūsų 8 klausimo mes turėsime žmonės, kurie turi vienodą kiekį žetonų, mes darysime tokį išlyginamąjį raundą. Ką tai reiškia? Kad tik tie žmonės ir turės atsakyti į kitą klausimą. Klausimas skamba taip. Kiek nulių yra pačiame didžiausiame banknote pasaulyje? Didžiausia banknotė. Taip? Galiu iš karto pasakyti, kad tai yra Zimbabvės doleris. Stanfordui. Ir šita kupiūra buvo O išleista... galima skambutį draugui, prašau? Aš turiu draugą iš Zimbabvės. Ką? Aš turiu draugą iš Zimbabvės. Galima skambutį Mes draugui? nerasistai, bet klausimus iš kur? Iš Zimbabvės, suprantu. Iš universiteto. Nu gerai, galėsim paskui paskambinti jam. Paklausti, ką jisai veikė 2008 metais, kai būtent ši kupiūra buvo išleista. Gerai, 3, 2, 1, atsukam. 9, 9, 10. 6. Čia 6 ir 9. 6. 6? 6. Pora kaip tvora. Tvora kaip pora. Tvora kaip tvora. Aš galiu pasakyti dabar, žiūrint į rezultatus, kad mes turėsime pratęsimą, kuriame dalyvaus ne 3, o 2 žmonės. Taigi, kažkas iš Kažkas jūsų atsakė teisingai. atsakė arčiausiai. Au. Iš jūsų 3. Galimai net Tai tada ir... ne aš. Nu, Atrodo, kad jie- nusirašėm mes realiai visi. Gerai. Skaičius šitas yra 100 trilijonų Zimbabvės dolerių. Tai tu teisingai. 100 trilijonų. 100 trilijonų. Čia to. Ir tai yra 14 nulių. Ir Deimantė yra arčiausiai, gauna žetoną Bet ir prigalvoja tikrai... valiutų. Aišku, kad vienu daugiau parašo. Ir laimi. Eilinį kartą jau šitam žaidimui. Gerai, Silvija, Andriau, jūs esate pratęsime. Prašau, nu turiu pasakyti. Jūsų vietoje aš susikaupčiau. Nes po šito klausimo... Hold on. Po šito atsakymo kažkas turės traukti lapuką ir daryti gėdingą užduotį. 100 pritupimų, tikiuosi. Ar tai, nu, tau tai būtų gėda, man atrodo, daryti, ne? 100 gal jau. Važiuojame. Klausimas skamba taip. Silvija, Andriu. Taip. Kiek trunka trumpiausias komercinis skrydis pasaulyje? O jinai buvo stewardess. Silvė dirbus stardės. Bet pažiūrėsim, ar tai duoda privalumų. Aš esu girdėjęs visus šitus faktus kažkada. Nieko neatsimenu. Šrelė irgi viską žinojo. Sak, biškai. Pamiršau. Atsiverčiam? 2 minučių. O čia kiek? O čia kas? Minus 11. Minus 11, bet pridėjus Čia 10. 10-11, taip. 10. Tai tavo atsakymas dar 130. dar reikalauja patikslinimo. Na gerai, tegul būna 10. Trumpiausias komercinis skrydis pasaulyje yra Škotijoje. Į salą kažką. Regioninė aviakompanija Logain Air. Negalim sponsorių. Būtent. Skraido tarp Westray ir Papa Westray salų. Kelionė trunka tik apie 2,7 km ir užtrunka 90 sekundžių. Ką? Laužyk rekvizitą. Galima šiek tiek... 9 sekundžių? Aš kai pamačiau mūsų lapukus, aš iš karto žinojau, kad aš laimėsiu, nes aš kai dirbau stardės, aš turėjau trumpesnis negu 20 minučių skrydžius. Tai aš jau žinojau, kad aš laimėsiu bet Tai kuriuo. aišku. Kur čia skridai? Norvegijoje tarp miestų. Į palangą. Ui. Bet matai, jeigu dirbtum Škotijoje, tai dar trumpiau skraidytum. Bet 90 sekundžių. 90 sekundžių. Ne, kažkaip aš šiandien neformui. Gerai, Andriau. Tu šiandien ne formui, bet formui būsi darant gėdingą užduotį.
Andriau, tu turėsi pasirinkti vieną iš jų. Ant šitos kortelės pamatysi 2 užduotis, iš kurių galėsi vieną pasirinkti. Gerai. Abi 2 yra gėdingos, todėl, žinokit, man skirtoma nėra, kurį tu pasirinksi. Rinkis. Vidurinio. Vidurinis, šitie lieka. Gali dar. Gali drąsiai perskaityti, tarp ko tu renkies. Čia ir dabar. Pasirinktas asmuo karštų vaškų nupiešė tau savo inicialus ant rankos. Ten. Arba... O čia skauda karštas vaškas? Tai man... Maloniai skauda, sakyčiau. Maloniai. Čia biškai. Čia priklauso nuo žmogaus. Čia maloniai. Gerai, ir... Skambutis. Paskambinti santechnikui ir pasiteirauti, ar jis turi patirties montuojant unitazą 2 žmonėms vienu metu, nes mums patinka kartu. Ir kokius žodžius turėsi dar paminėti? Keraminė romantika, skystas stabilumas, vamzdžių filosofija, 2 nuleidimas. Taigi, ką renkiesi? Tu man tas. Vaškas ar santechnikas? Aš manau, kad rinksiuosi šį kartą vašką, nes manau, kad dar pralošiu ir kitą raundą su tokia sėkmė šios dienos. Dar spėsi paskambinti. Gerai, turime žvakę, turime žiebtuvėlį. Rinkis žmogų. Ar Deimantė, kuriai skauda, ar Silvija, kuriai patinka karštas vaškas, ar Arturas, kuris galbūt turi kažkokių nesuvestų sąskaitų ir ne tik su vašku. Tai vad galvoju, rinkčiausi Arturą, bet baisu. Rinkčiausi Silviją, nes sakė, kad malonu. Taip visai malonu tas vaškas. Bet renkos Deimantė. Na, gerai. Deimantė, štai žiebtuvėlis, štai žvakė. Čia toks... Aš Nu tai... nekart gyvenime nesu tatuiruotės darysis, tai net nežinau. Tai Tos skausmo nežinau. Tai normaliai taip palauk. O iš kur dabar Silvija žino, koks jausmas? Paklausk Artūro. Jis turi. Nes aš turiu tokį Bandom naujus fetišą į dalykus. žvakę visada pirštus kišti. Ai. Važiuojam. Ką rašysi? Ką man... Inicialus. O jeigu tipo... Inicialai tai pirmoji vardo raidė ir pirmoji pavardė. Kaip čia pataikyt, kad That's crazy. nenudegti? Gal žemiau pabandyk. Aha, biški karščia yra, žinokit. Bet taip malonė, ne? Taip, D raidė, aš jau matau D. D raidė yra. Jau da yra. Gerai, Čia biškai Deimantė. sunku. Niekas nesakė, kad bus lengva. Žinot, užkrenta, neskauda ir tada pareina. Bet O dabar primeskit santechnikui, sakyčiau, stabilus ten, Skystas skystas stabilumas. Čia dabar bandau P padaryti. Ai, dabar P. Nuo pavardės pradėti. P, nes man... Ar tu P darysi raidės. ponė Deimantė? Talžūnaitė. Oi. Talžūnai. Deimantė sėdi Žiūrėk. tiesiog Andrių kankina ir... Tu biški iš aukščiau. Du, Talžūnė. bet iš aukščiau žinai, kas yra? Atviesta. Jisai spėja atviest, kol nukrenta. O aš jau pavaidinsiu, kad skauda. Bet tai man reikia pataikyt, kur aš čia. Au. Nežinokit, mes turime pamatyti vis dėlto Au. inicialus. Važiuojame. Aš vos pralašiau. Chemą. P. Ir- Yra. Ir paskutinis lašik. Opa. Viskas turime. Aš parodžiu, kaip ten gavosi. Gerai, paplokime Andriui, kuris tai ištvėrė, ir Deimantį, kuri parodė savo kaligrafinius sugebėjimus, o mes keliaujame į antrąjį etapą. Gėda nežinot. Antrasis etapas - aukcionas. Turime 8 lapukus, pradėsime šį raundą nuo Andriaus, kadangi jisai pralaimėjo pirmajame etape, tai duosime tau tokią carte blanche. Išsitrauksi lapuką ir ant jo bus skaičius. Tas skaičius reiškia, kokią temą tu išsitraukiai. Ir pradėsime aukcioną. Temos gali būti įvairios. Ką reiškia aukcionas, kad kiekvienas iš jūsų galės lažintis, kad jisai tą temą daugiau įvardins, pasakys, paskaičiuos, įvairiausi galimi yra variantai. Jeigu pavyksta, gauna pliusinį žetoną, jeigu nepavyksta, gauna minusinį žetoną. Po 5 klausimų pradėsime skaičiuoti, kas kiek turi pliusų, kas kiek turi minusų. Taip sakant, gėdingos užduotis, Andriau, tavęs laukia. Gerai. Andriau, kurią kortelę tu renkies? Aš renkuosi štai šitą. Ir tai yra skaičius numeris 1. 1. Super. Tema yra tokia. Kuris iš jūsų išvardins daugiausiai lietuviškų atlikėjų?
Nu, gerai, 5 galiu išvardinti. 6. 7. Vsio. Silvija tyli. 8. 8 primenu. Laikas yra ribotas, 30 sekundžių. 9. 9. Nu, čia gal jūsų jau kova. 9. Gerai. Andrius laimėjo. 9. Primenu, 30 sekundžių. Pamirštu. Gerai? Važiuojam. 3, 2, 1. Jessica Shai, Justinas Jarutis, Natalija Bunkė, DJ Nevykėlė, OG Version, Furito, Katarasis, Black Biceps ir Jevgenija Redko. Labai lengva. 11 sekundžių, beveik 12 ir tu gauni žetoną. O dieve, praeitam raundė žetoną neįmanoma buvo gauti. Matai, tai reikėjo ranką į vašką įkišti ir iš karto žaidimas. Kartą atsigavau. Arturai, tavo ėjimas. Aha, gerai. Tu trauki temą. 2. Ai, Antroji tema. Galvojau, čia duda. Duda aš ir galvojau. Kuris iš jūsų išvardins daugiau pirminių skaičių? Kas yra pirminis skaičius? Tai tas skaičius, kuris dalinasi tik per save ir per vienetą. Kiek gali įvardinti? 2, 2. 3. Jau nebežinau. Pala, pas mane blokas. Tai kiek pasakė? Gerai, Andrius pasakė 3. Tai gal 4, jeigu aš teisingai suprantu. 5. Kas daugiau? Pagal 5. Gerai. Arba aš netaip suprantu. Aš gal ir su 0 pabūsiu, negu su minusu, aš taip... Aš gal Gerai. su 0 irgi pabūsiu. Andriu. Sakei 5. 3, 2, 1. Davai, sakyk. 1, 2, 7, 13, 17. Viskas. Teisingai. Yra galima ten 19, 23, 29 ir važiuojam. Ir tai yra teisingas atsakymas ir vėl žetoną gauna Andrius. Mano raundas. Jau viskas pasitikėjimas Gerai. grįžo jau. Silvija. Tavo laikas. Į šitą žiūriu kažkaip. Ir kas čia yra? Čia yra 6. 6. Kas iš jūsų daugiausiai įvardins Vilniaus viešojo transporto stotelių pavadinimus? What the fuck? Ne vienas. Na? Tikų nevadinė. 4. 5. 6. Aš paskutinį kartą su autobusu važiavau gal prieš 15 metų. Gerai, palaukit. Jie nežinau. 7. Gerai, mėlyjei, palaukite. Aš taip nenoriu to streso, tiesiog kalbėti. Aš čia atėjau pačiu. Aš tiesiog, vaikai pasakytų 7. Nu gerai, ir dabar kiekvienas pavardina. Nu tai tada jo, čia dabar toks stresas. A kiek dabar sakei? 7? Kur tu žinai? Kad įzė, atrodo. Easy, tiesiog jisai paims maršrutą iki oro uosto. Ir čink. Nu gerai, 8. 8 stotelės. Varnink. Tegul. Specialiai. Davai. Gerai, 8 stotelės turi būti. 3, 2, 1. Žirmūnų, Fabioniškių, Sietyno, Herkaus Manto, Rinktinės, Tuskulėnų, Kalvarijų, Turgaus, Irgi. Kiek? 8? Kalvarija. Giedraičių. Turi! Tu 9 išvardinai. O kiek reikėjo? Tikrai pasakė viską teisingai. Žetonas keliauja deimantai. Ir... Viskas, jau gali atsipalaiduoti. Matome, kad kova vyks tikrai tarp Silvijos ir Artūro. O kiek dar yra? 2 temos. 2 temos liko. Deimantė, tavo ėjimas. 4. 4. 4 tema yra, kas iš jūsų daugiausiai įvardins animacinių filmų personažų? Aš daugiausiai vardinu čia. Kiek? Milijoną. Davai, Artūrai, sakyk pirmą skaičių, aš tiesiog daugiau pasakysiu. Aš trilijoną. Sakyk iš karto. 7. Žinokit, jūs irgi galite dalyvauti. 7. Oh well. Gerai, aš galiu 15. 5. Aš tiek... Aš esu animacinį filmuką gykė. Nu, tai 16. Disnėjaus. Šitas tai specialiai. 16. Bet tu tada minusą gausi. Aš 2 turiu. Bet aš įvardinsiu 16. Tu įvardinsi 16?
O tu vardinsi gal 17? Gal ir vardinsi? Vardink. Ar tu čia dabar mane Blefuoji. challenge? Jamba blefuoja, bet kaip negražiai. Aš kaip ir vedėjas turėčiau įsiterpti, bet aš neįsiterpsiu. Tu skai 16? Tu pasakysi 16. 16, nu aš Tai prisiminsi ten jau eigoj. Nu, davai 17, gerai. Lemba 17 jau nežinau, ar pasakysiu. Per 30 tram sekundės. Per tram sekundžią. Gerai. Ne, tai Jana per 2 sekundės tikrai. Biškai. Andriau, Greičiau. Ne, aš nemanau. Varom. Deimante, Nuojas. tu pačiu Aš jau pradžioj- turiu. Tu gavai jau viską. Varom, aš jau pasirodžiau. Daugiau net neįmanoma pagal laiką. 17 personažų per 30 Gerai. sekundžių. Dėmesio, tylos, ramybės. Netrukdykim ir taip Silvija turi sunkę užduotį. 3, 2, 1, važiuojam. Ariel, Flounder, Tritonas, Ursula, tada Gražuolė, Pabaisa, tada bus Koko, Moana, tada bus... Kas toliau? O Dieve, viską pamiršau. Luka, tada bus... Eik, tu kaip sunku, kaip greitai reikia. Gerai, palauk, kokie dar filmukai. Aladinas, Džinas, Jasmine, Cinderella, tada bus... Kas dar buvo? Laiką! Čia neįmanoma! Kiek? Įmanoma. 9 tik pasakiau. Bet aš tiek žinau, bet... Ne, 9. Daugiau. Pasakai 14. Tau truko 3. Jeigu išimti komentarus, kaip sunku. Bet čia taip toks pressure, tu negali... Šrekas, Fiona, Marvelai visi Tai aš rūpi kampe. žinau, bet tiesiog kai Čia greitai... vienas tai Čia buvo- vieną pasiėmė ir vardinį. Tu- Gauni minusą. Tu, aš ir šiaip gerai einu. Gaminu. Silvija pradėjo vardinti, gal čia tikrai... Tritonas. Tritonas, Džinas, Tonikas. Tai realiai Simpsonus paėmės. Taip, aš taip būčiau daręs. Paskutinė tema. Andriau, trauk. O, vėl aš. Tu uždarai ratą, tu atidarai ratą. Numeris 7. Na, Davai. tema yra patiekalai. Šita tema tau skirta, kadangi nevalgiai šiandien. 10. 10 patiekalų. Per 30 sekundžių. Gali būti ir karšti, ir šalti. 11. Burgeris, cheeseburgeris, veganiškas burgeris, Repas. naked burgeris. Pasėmė McDonald's Kiek? meniu visą. 11. 11. Kaip jūs taip dabar galite paskaičiuoti? 12. Tai leidžiu tau laimėti. Ačiū. Čia tas moteriškas solidarumas. 12 patiekalų reikia įvardinti Silvijai per 30 sekundžių. Čia išeina vienas patiekalas kas 2 sekundės. 3, 2, 1, pradedam. Gerai, burrito, dalas, nanas, cepelinai, žemaičių blinai, pica, bolonieza, tada bus cezario salotos, tada bus burgeris, nesakiau, gerai, tada bus tako, tada šiupinė, šaltibarščiai, tada bus svogūnų sriuba. Torė. Tai aišku, kad gamina kiekvieną Visko. dieną. O galima paklausti, kas per Dalas? Dalas yra Dalas sostinė. čia yra indų patiekalas iš lešių. Čia prasideda, čia kaip tritonas. Džinas, Tonikas. Tai čia meniu išvardinai, galiu kažkur ir užsisakyti. Žetonas atitenka Silvijai. Ką turime? Taigi, Andrius turi 2 žetonus, žetonai. Deimantė turi 1 žetoną, jie yra tikrai saugus. Silvija turi 1 neigiamą žetoną, 1 teigiamą ir Artūras, taip sakant, labas vakaras, ar jūs dalyvaujate mūsų? Taip, taip, o. Jo. Turime Aš nežinau, tu. 3 lapukus, 3 temas. Mes va taip dabar. Kurį lapuką renkatės? Vidurinį. Vidurinį. Taip. Ir tai yra 8. Bet čia 8. Taigi, mėlyjeji, Čia jau minimumas, taip? kas iš jūsų išvardins daugiau pasaulio sostinių? Sostinių? Sostinių. dirbo stiuardėse. Bet Norvegijoje tarp salų skraidė. Po 9 sekundžių. Gerai. Silvija. Aš leidžiu kolegai pasakyti pirmą skaičių. 8. Neišvardinti to 8 Ne, nebesvai. tai 8 čia minimumas, taip? Ar ne? Ne, bet kiek gali. Čia 8 tema. O kad čia minimumas. Labas rytas, Artūrai. Gerai, kad... Sostinių? Tai tu kiek sakai, 8? Nu, ne. O, kad čia... Aš tai atsiminiau tik tais 2 sostinės. Vilnius
Vilnius ir Varšuva. Vilnius ir realiai arčiausiai. Taip. Pradėsiu nuo 4. Nu, tai gerai, aš 5 tada. Pala, pas mane stresas biškai. Kai reikėjo pabūti. Mane irgi stresas. Tebūnė gerai, sakyk, aš darysiu užduotį. 5, sakyk. 5 sakyt? Sakyk 5, gerai. O ką ant tiek? Sakyk 5. Aš tiesiog žinau, kad Artūrui jisai viską žino, bet tiesiog jam yra stresas greitai, gal, nu, prasme. Jeigu aš nežinau. Jisai negreitai galvoja. Niekas nežino, da. Gerai, 30 sekundžių, 3, 2, 1, važiuojam 5 sostinės. Nu gerai, tai Vilnius, Ryga, Talinas, Varšuva, Kijevas, tada Seulas. Ir tada užtenka viskas. Silvija laimi papildomą raundą ir Realiai čia gėdingos. pasidaviau, kad, žinai, visą, žinai, tą... Oi, ryteris, džentelmenas dar vienas atsirado. Gėdingos 2 užduotis. Yra čia. Tai gerai, rinksiuos tada aš, tada va šitą. Gerai, ir skaityk. Pirma užduotis komentaras. Facebooko pažinčių grupė po vienu iš postų parašyti komentarą. Sveiki, aš toks ir toks, manau, būčiau geras variantas pažinčiai, nes galėčiau ir visai norėčiau pakasyti jums bambą ne tik iš išorės, bet ir iš vidaus. Okay. Kas čia rašė šitą tekstą? Mūsų redakcijai Visai linksmas ištvirkime. šitas. O kada galėčiau ištrinti šitą? Ne. Ar tu negalėčiau ištrinti? Faktas, kad ne. What the fuck? Bet čia toks pick-up linas, toks, sakyčiau, rimtas. Pick-up linas? Čia nemenčiniai taip galima, taip sakant, kažką Wow. pakibint. Gerai, o antras tada čia ir dabar. Suvalgyti 3 česnako skilteles. Ir svarbiausia, sveika. O, būtent. Bet aš apie komentarą. Visi parazitai va taip pat išeis rytoj. Visai linksma būtų tą komentarą parašyti, bet... Oi, linksma, kaip būtų. Kvatotumėm čia. 3, 2, Ne, 1. visgi česnaką pasirinks. Gerai. Česnaką. Nešam česnaką į studiją. Tratatara. Taigi, rekvizitas atkeliavo į mūsų studiją, smarvė kartu su rekvizito Artūrai. O tiek blogai, nei kartą taip nevalgiau. Nu, va, pamatys. Duok visus 3 iš karto. Taip sakant, pravalysi savo bambą iš kitos pusės. Malonus troškesys. Recenzija dar kuria. Jau nebe. Čia tiesiog, kad vaistus. Nu, dabar jau nelabai. Tai gal vis dėlto reikėjo pažiūrėti. Bet žinok, gerai žarną pravalysi. Ne, aš jau vaikystę prisivalgiau. Kaip pradėjai, ne taip ir baisu. Jeigu tik žiūrėt ir klausyt, tai visko. Asamartos. Gerai, paplokime Artūro. Ir plojimo Ašaros. pagalba keliaukime į 3 etapą. Gėda nežinot. Taigi, jeigu jaučiat česnako dvelgsmą, žinokit, kad Artūras vis dar yra su mumis ir mes esame 3 etape, kuris skamba prigavau. Ką tai reiškia? Kad jūs trauksite vėl lapuką, gausite temą ir turėsite prigauti vieną iš šiandienos mūsų žaidėjų. Išgirsite klausimą ir turėsite nuspręsti, kas iš šitų dalyvių, iš mūsų, atsakinės į tą klausimą. Tas, kas paskirs žmogų ir tas žmogus atsakys teisingai, tai tas žmogus gauna 2 taškus. Bet jeigu jums pavyks prigauti žmogų ir jisai nežinos teisingo atsakymo, jūs jau gausite 1 tašką. Gerai, Artūrai, pradėsime nuo tavęs. Nu, gerai, pabandom šitą. O, vidurinė. Tema numeris. Pirmas. Taigi, pirmoji tema - valstybės simboliai. Kaip manai, kuris iš šitų mūsų šiandienos žaidimo dalyvių yra 0 šitoj temai? Ir gali tau atnešti 1 tašką. Visi. Reikia... Visi jūs nuliai. Nu, tai gal tau žūnas. Nu kodėl aš? Gerai. Tau pasisekė praeitą Ačiū už raundą. tašką. Andriu. Taip. Šiaip toks tiktokinis klausimas. Tiktokinis? Taip, tai man atrodo, tu ten turi šansų. Dėmesio, kokia ES šalis turi himną, kuriame oficialiai nėra žodžių, o tik melodija? 10, 9, 8, Kad tik melodija. 7, Nežinau. 6, 5, Ispanija. 4, 3, 2, Galiu pakeisti 1. turbūt. Koks tavo variantas? Portugalija. Portugalija.
Pasakiau Ispaniją, bet dar ėjo counteris ir Dėmos reakcija. Deima, kodėl tu taip sureagavai, Deimantė? Ką aš žinau, aš taip galvojau, kad kai būna futbolas ir jie ten taip jie turėtų Dainuoja, būt tipo, labai jausmingi. Bet gal ten tik melodija ir jie nedainuoja. Gal. Tiesiog stovi. Tu pasakėjai Portugaliją. Aš pasakysiu tau, taip, Portugalija. Šitą Ronaldo tikrai dainavo. Dainavo. Himną, tai... Aš noriu pasakyti taip, Andriau, tu esi super. Toli. Bičias, šaunuolis, kad žiūri į Deimantės reakcijas. Bet kvailiukas. O, buvo Ispanija? Buvo Ispanija. No. Nes teisingas atsakymas yra Ispanija. Ispanijos himnas Marcha Real. Neturi oficialiai žodžių. Tu turėjai yra tik sustabdyti melodija. counterį, kai pasakiau atsakymą. Turėjai sustabdyti counterį. Ar turi žetonas atitenka tau? Duokit tašką, duokit tašką. Bet man kaip tik atvirkštinė reakcija buvo, kai Dalžnas pasakė Ispanija, aš tokia, Man irgi taip pat. Jo, galėtų būti koks jo. flamenko, ne? nu taip. Pas mane per platus žvilgsnis. Turi, bet taip siauriau norėčiau matyti. Aš net nežinojau, aš tiesiog galvojau tipo, apie futbolą ir tada... Mes galėsim dabar parodyti playbacką, kaip Deimantė sureagavo. Ispanija. 5, Ispanija. 4. Ne, aš tiesiog pagalvojau, kad... Nu nieko baisaus. Portugalija. Aš nesakiau. Klausimas šiaip sunku. Sunkus klausimas. Sunkus, bet aš žinojau atsakymą. Keliaujame toliau. Silvija, tavo įėjimas. Aš irgi va čia per viduriuką paėmiau. Per viduriuką. Tema numeris. 7. Tema yra ket. Kelių eismo taisyklių. Kaip manai, kuris iš šitų 3 žaidėjų yra Aš tik sakau, nežiūrėkite mano reakcijas. silpniausias? Aš manau, kad Deimantė. Deimantė. A, tai galėsit matyti mano Deimantė, reakcijas. kada tu turi teisės? Kada išlaikai? 20 metais. 20 tai visai realiai neseniai. Artūrai, tu? 11. 11? Andriau? 900. Aš 17. gal. Deimantė turi, taip sakant, šviežiausias. Bet kas daugiausiai? Deimantė, man atrodo, gal ir žino teisingą atsakymą. Gerai. Bet aš Bet už vairo kas daugiausiai? Ne, aš vadovaujasi to, kas daugiausiai už vairo būna, tai tikriausiai Andrius Artūrų daugiau už vairo būna, tai va dėl to. Grin. Galima. Žvairo būna. Už vairo. Už vairo būna. Gerai. Deimantė, klausimas skamba taip. Kaip vadinami ženklai, kurie paprastai turi trikampio formą ir raudoną kraštą? Šalutinis. Šalutinis kas. Aš pasakysiu taip, kad šitie kelio ženklai Galim nustylinti. įspėja vairuotojus apie būsimą pavojingą kelio ruožą, kurio važiuojant reikia imtis atitinkamų atsargumo priemonių. Ir tai yra įspėjamieji kelio ženklai. Čia yra visa kategorija ženklų. Čia nėra vienas ženklas. Šalutinis klausimas. Nu, tai ką? Taip, jie būna ir taip, ir taip. Taip nebūna. Tai būna tik šalutinis. Ne, šalutinis kelias, bet O tai būna visi įspėjami. Nu, tai aš žinau, kaip atrodo ir aš viskas. Aš nesakau. žinok, Įspėjamieji. Bet žinok, aš ir... Silvija Tu prigavo. būtum atsakęs. Silvijai atitenka vienas žetonas. Gerai, Deimantė, tavo teisė. Dabar. Bet šitie... Oho. 8. Andrius. Tu iš ką? karto. Tu ką tik iš manęs atėjai žetoną. Ir davėjai į Artūrkai. Tu net nenori temos išgirsti. Gerai, Andriau, tema yra Disnėjus. Tai gerai, kad ne tau. Silvijai neduos. Kiek bendroje sumoje emocijų pasirodė filme Inside Out 2? Ai, čia tų tipo charakterių, ne? 10 sekundžių. Teisingam atsakymui yra? 7. Ir tai yra neteisingas atsakymas, nes, kaip manai, kiek? Tai yra 1, 2, 3, 4, 5 yra senos. Taip. Ir dar atėjo Dar Tris bus. atėjo... visos menstruacijos, PMS ir taip toliau. Ir dar atėjo 4 ar 5 Man irgi naujos. atrodo. 5, nes viena ten trumpam pasirodė. Tik išėjo ir Tai kiek? grįžo. Tai kiek? Tai 10 iš viso. Ne, 9. Deimantė gauna žetoną. Andriau, tavo ėjimas. Pasikartoja, taip sakė. Kurios te... O dieve. Kuri tema atiteks Deimantei? Trečia. Trečia tema. Dėmesio spalvos. Kokios spalvos? Ar turime daltonikų? Artūrka.
Gerai. Davai. Artūrai, klausimas tau. Tai gali būti klausimas. Kokias spalvas reikia sumaišyti, kad gautumėte violetinę spalvą? Violetinė? Violetinė. Fioletinė. Gerai. Mėlyna ir žalia. Tai yra tavo atsakymas? Ne. Let's go! Žetonas atitenka Andriui. Raudona ir mėlyna. Turėčiau- Mėlyna ir Šiaip- raudona. Turėčiau jau 2, jeigu ne partnerė. Gerai, visi turime po vieną tašką. Artūrai, trauk. Tu pradėjai, turi užbaigsi. 6. 6. Tema yra Lionel Messi. Opa. Opa. Kaip manai, kas apie jį žino mažiausiai? Mažiausiai? Čia rinkis iš manęs ir Deimantas. Tai jo. Aš kaip senas fulioras galiu pailsėti. Šiaip Silvija retkarčiai žiūri su manim viskiausias laidas. Jau neret karčiais jau. Šiaip nežinau, kiek Deimantė žino. Gerai? Bet pasirenku Deimą. Deimantė. Klausimas tau. Kas geriau? Kokioje komandoje dabar žaidžia Lionel Messi? 10 sekundžių. Dubai. Dubai. Su kaljančiku. Pensijai. Nu ten jį kažkas nupirko. Su ruselkom. A, gal jį atpirko? Jav Gal... Dubai. Mesis. Čia pakvautinu. Jav Dubai. Bet gal jį atpirko? Gerai, gal? važiuojam. Tavo atsakymas skamba kaip? Prancūzija. Prancūzija. O. Kas? Lionelis Mesis žaidė Argentinoje Young Boys komandai. Tada persikėlė į Barceloną. Ilgus metus žaidė Barcelonoje, persikėlė į Paris Saint-Germain. Ir tada iškeliavo į komandą, kurie vis dar žaidžia. Davido Beckhamo komanda Inter Miami. Bet aš irgi atsakyčiau, kad Paris Saint-Germain, jo. Žetonas atitenka Artūrui. Vis tiek gerai. Ir Artūras tikrai nedalyvauja šitame papildomajame raunde. O Dieve, dar galiu. Silvija, pralošt. trauk skaičių. Makiažo priemonės. Penktoji tema. O. Silvija, gerai, kad tu renkies, o gal ne, lietuvių liaudės pasakos. Oi, kaip žinau daug, žinau kaip gerai aš šitas. Turime. Ir kur, žinai, kur mokyklą? Turime Andrį ir Deimantę. Taip, ką renkės? Nu, tai ką bandai? Andrį tikrai 100%. Bandai Ačiū, kad prigauti. leidai Andrių. man laimėti. Kiek kartų Eglės tėvai bando apgauti 1000 žalčių, kurie atvyko ieškodami pažadėtos nuotakos? Aha, kodėl man pastoviai su skaičiais kažkaip reikia? O, žilvinėlį. 3. 3 kartus. Net 3 žetonai. Šitos žetonus turiu išdalinti ir, taip sakant, kažkas nedarys gėdingų užduočių ir tai tikrai nebus. Andrius! Taip, 2 žetonai Andriui. What? Ir iškrito tikrai. Ačiū, viso gero. Sakiau, kad žinau aš tas pasakos. Dar neskubėk valgyt. Deimantė, Silvija, mums reikia išsiaiškinti tarp jūsų. Deimantė, trauk numerį. Eik tu kaip, Bet tu- eik tu dabar koks pressure Tai bus. dabar nuo temos priklauso. 10 tema. Tema skamba taip. Finansai. Tugi tarptautinį verslą bandai. Prieš kiek metų? Prieš 7? Ir nieko neatsimenu. Jeigu Silvija atsako teisingai, jinai gauna 2 žetonus ir automatiškai gėdingos užduotis atitenka Deimantai. Jeigu atsako neteisingai, žetonas atitenka Deimantai ir gėdingos užduotis atitenka Silvijai. Klausimas skamba taip. Kelintais metais Viso gero. Ačiū, viso gero. Ačiū, viso gero. Atsijungiu. Kelintais metais buvo Lietuvoje įvestas euras. Palauk, gerai. Minutėlė. 5, 4, 3, 2, 1. 2014? O, žinokit, aš galiu pasakyti taip, kad mes šventėm, kai įvedė eurą. Ir šiais metais turėjome progą, taip sakant, atnaujinti šventimą. Nes 2025 metais yra lygiai 10 metų, kaip mes turime eurą.
Nes euras buvo įvestas 2015 metais. Vat per 365 dienas buvai nuo teisingo atsakymo, žetonas atitenka Deimantei ir gėdingos užduotis. Tu be užduočių. Aš ramybė. Ir dar iš manęs pavagė Ispaniją. Ir be vaško, ir be Ispanijos. Gėdingos užduotis atitenka Silvijai. Silvija, skaityk, tarp ko turėsi rinktis. Komentaras. Nagliui Bėransui. Gyvenime man trūksta 3 dalykų. Motinos meilės, taikos pasaulyje ir tavo bezdaliuko kvapą. Arba paskambinti muzikantams ir užsakyti pasirodymą šuns laidotuvėms. Reikia panaudoti frazes stajakas nuo jūsų muzikos, karstas, šlapės snukis ir polka. Tai gal tą komentarą? Man reikia visas frazes panaudoti. Taip. Tai Silvija, kurią užduotį? Taip pabūdų tokie gan. Nei ten jie tavęs žinos, nei matys. Jo. Skambinau. Gerai, trauk telefoną. Bet jeigu neatsiliepia, tai viskas susidegina. Ne, skambinsim, kol atsilieps. Žvenkit. Man gėda už jūs, žinai. Kodėl man tai bus lyg aš skambinčiau? Stajakas nuo jūsų muzikos. Gal pirmą nenuotok, po to prieisi prie šito stajako. Sveiki. Sveiki. Mano vardas Irūna, aš skambinu paklausti, sakykit, galbūt būtų įmanoma užsakyti pasirodymą šuns laidotuvėms. Tiesiog tokį, kaip pagroti muzikytą, gal kažką polką ar kažką tokio prie karsto. O kur jūs paskambinat? Čia aš pas muzikantus turėjau telefono numerį, gavau ir pasakė, kad galėtumėte pagelbėti. Tai jūs juokaujate, ne? Suprantat, kad nesąmonė šnekat. Žinokit, mums šuo šiaip kaip šeimos narys yra, tai, aš dabar... Mano numerį gavot, dabar pagalvokit, kas man numerį darė. Čia man davė toks Edgaras. Tai duokit man tą Edgarą numerį tada. Aš jums galiu žinutę atsiųsti. Atsiųskit. Gerai. Tai aš paklausiu, kodėl jisai su žmonėmis pokštauja. Gerai, o sakykit, tai, tikrai negalėtumėt? Tai suprantate jau už pokalbio, kad aš ne muzikantas. Jūs to prasme rimtai? Tai taip. Oi, tai gal tiesiog ne, aš galvoju, nes man sako, kad, ir šunį prisimenu, to šlapės nukutis buvo ir, žodžiu, kažkaip mes čia pergyvenom ir paprašym to telefono numerio, galvojam, padarysim tokią šventę atsisveikinimo ir gavau numerį, tai galvoju, kad muzikantas, bet tada reiškia, ne čia pataikėm, nes tavo pamenu, nuo tos muzikos dar Stajakas mano vyrui buvo, tai galvojom, kad muzikantas, bet, žodžiu, tada atsiprašau, reiškia, ne tam pataikėm. Tai atsiprašai, nereikia, visų pirma, aš dabar pirmiausia laukiu Edgaro numerio. Gerai, aš jums tai jau atsiųsiu. Dėkui, viso geriausio. Bravo, Silvija! Bravo! Kokį numerį iš karto? Kokį, man atrodo. O, kažkas geras. Wow! Aš tikiuosi, kad čia... Čia buvo stipru. Gerai, dar kartą garsiai paplokime Silvijai, kuri įvykdė paskutinę gėdingą užduotį šiandienos mūsų laidoje. O ponai ir ponios, šiandien su jumis buvo Andrius, Deimantė, Artūras, Silvija ir laida Gėda nežinot. Laukiu jūsų jau kitoje laidoje, kad nepasimesti interneto platybėse. Sekite kanalą, laidą, mus visus ir aišku, like, subscribe, komentai, viskas. Iki kitų kartų.